padarysim eksperimentą, kai norisi išsikepti, o nėra kur. Tai žiūrėkit, turim akmens masės plyteles ir parodysim, kas nutiks, kai ant jų pakepsim mėsytę, o tam naudosim va tokius daiktus. Dauguma sakys nesąmonė, sutrūks plytelė, skils nuo šilumos. Tai vat pažiūrėkit, parodysim visą eigą ir galėsite įvertinti, kokio stiprumo yra šios akmens masės montuojamos plytelės. Tai vat, įsikurs ir tikrai bus labai karšta. O tiems, kas sakys, kad nesam pasiruošę, tai žiūrėkit. Jeigu reiks gesinti, gesinsim. Tai vat, mėsa jau yra pašauta. Viskas kepa, šilumos čia tikrai pilnai užtenka. Tai tiesiog luktelkim, kol visas procesas nueis į pačią pabaigą. Jau kai išsikepsim visas mėsas, visas dešreles čia tą, ką turim, tai tiesiog paimsim su vandens šlangą ir užgesinsim šios du mini tokius kaip degliukus, ant kurių mes būtent ir kepam šią mėsą. Ir pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų su šituo iššūkiu atlaikė plytelės. Tai dauguma gal sakysit, kad nesąmonė, kad vėlgi gadinam dangą, bet iš tikrųjų tai viskas čia yra gerai. Akmuo tikrai šitas yra atsparus karščiui. Tai ir degumo klasė jo tikrai yra irgi nebloga. Tai to daryti tikrai nerekomenduoju niekam namuose. Tiesiog rodom, kaip ši plytelė yra atspari. Ir ant bet kokios kitos terasos, ta prasme, šito eksperimento aš tikrai nedaryčiau, nei ant terasinių lentų, nei ant kompozitinių. Tai žiūrim, kas gausis. Istorija baigėsi, mėsos išsikepė, tai va dabar žiūrėkit, kad tikrai parodyt, kad jie dar yra karšti. Žiūrėkit, imam čiurkšlę, nusireguliuojam paprastą šauerį ir gesinam. Tai va, kaitros tikrai yra. To užgesinsim. Ir pasižiūrėsim, kaip atrodys ta vieta, kur buvo padėti šitie kepsniukai tokie. Nežinau, kaip čia juos pavadinti. Lėkštutės salė su anglim. Tai žiūrėkit, tuoj patrauksim viską ir žiūrim, koks rezultatas. Tai va, užgesinom, patraukiam. Ką turim, žiūrėkit. Turim daug purvo. Paimam vandenį ir tiesiog gražiai nuplaunam. Tai va, nubėga visi pelenai. Aišku, kiemą pasitvarkysim čia. Bet žiūrėkit, plyteliai nieko. Kaip buvo, taip ir yra. Tai tikrai puikus sprendimas. Ant kito tipo dangų tokių tikrai taip nerizikuočiau, ir to nedaryčiau. Vat, kitą patraukiam, žiūrėkit, paplovėm ir plytelė kaip nauja. Ir ta šiluma, ta kaitra, kuri buvo, tikrai plytelė nebaisi. Jeigu būtų buvus medis arba VPC, tai dar kartelį pasikartosiu, to tikrai nebūčiau daręs. Tas, kas liko už kadro, tai žinokit, stovėt, nu, koja tikrai neišlaiko tose vietose. Tai vat, bandau atsistot, tai nežinau, kiek aš čia išstoviu, tai karšta. Tikrai karšta. Jeigu tai pasižiūrėsim, tai žiūrėkit, ar matysis ar ne, bet yra vietos, kur labai greit tiesiog vanduo džiūna. Tai iš tikrųjų jos yra dar karštus. Pabandysiu gal kažkaip tai nufilmuoti, kad matytųsi garas, kaip kyla, kaip garuoja vanduo. Niekaip ne... Va, žiūrėkit, va, matot? Garas. Reiškia, tikrai plytelė yra įkaitusi ir vanduo nuo plytelės garuoja. Tai, vat, kaip matot, plytelė sveika, yra įkaitusi. Faktas, temperatūra buvo pakankamai didelė, bet mūsų eksperimentas pasiteisino.